Tai sveiki visi, labas vakaras. Galbūt kažkas yra, kas atėjot iš praėjusios mūsų transliacijos, kuri ką tik įvyko, kas galbūt naujai prisijungia, tai sveikinuosi su jumis dar kartą. Esu psichologė, psichoterapeutė Gabrielė Stonė. Ir šiandien mes kartu transliacijoje turime viešnią, ilgaamžiškumo specialistę, gydytoją Rūtą Merkytę. Labai ačiū, Rūta, kad prisijungėte. Galbūt norite prisistatyti, šiek tiek apie save papasakoti tuo atveju, jeigu ne visi klausytojai galbūt jūs pažįsta ar atpažįsta. Labas vakaras, Gabrielė. Sveiki, mėly klausytojai, žiūrovai. Smagu labai būti čia pakviestai. Gan retai iš tikrųjų išeinu į eterį, dabar esu labai susikoncentravus į darbus. Turiu savo iš tikrųjų kitą verslą, naują verslą, tai yra maisto papildai. Ir nors esu didelė maisto papildų šalininkė, bet šiandien kalbėsime apie visai kitus dalykus, nes kol nėra sutvarkyta bazė sveikatos, tol apie papildus neverta kalbėti. Tai jeigu norite daugiau apie mane sužinoti, tai galite mane pasiekti Instagrame Rūta Zenijų arba www.zenijų.lt. Ačiū labai, Rūta. Tai galim pradėti, gal aš turiu daug klausimų, kurie man yra labai įdomus pačiai apie ilgaamžiškumą. Klausytojai, kurie žiūri mūsų transliacijas ir galbūt jau mane yra girdėję, žino, kad aš daugiausia domiuosi schemų terapija, bet tikrai ne tik schemų terapija man yra įdomi. Dar viena sritis, kuri tikrai nuoširdžiai man kaip žmogui labai rūpi, tai yra būtent ilgaamžiškumas ir aš turiu daug klausimų. Ir jeigu turėtų klausimų mums ir dalyviai, tai tikrai galite užduoti juos į komentarus, naudokite progą, kol turime specialistą, kuri gali atsakyti ir būkite drąsus. O dabar, kas man pačiai yra įdomu, mes jau šiek tiek su jumis prieš transliaciją, kaip komunikavom, tai aš dalinausi, kad savo logiką, kad medicina tobulėja, žmogaus gyvenimo trukmė ilgėja ir labai ilgėja. Ir mes ar nenatūraliai jau esame ilgaamžiai ir man tada yra įdomu, kas iš tikrųjų yra tas ilgaamžiškumas ir ko iš tikrųjų mes siekiam ir koks turėtų būti tikslas. Ar gyventi kuo ilgiau, ar gyventi kažkaip geriau, aišku, ir laimingiau, bet ir sveikiau bei funkcionaliau. Rūta, ką jūs pati galvojat? Tai labai geras klausimas, nuo jo dažniausiai prasideda ši tema apskritai ir jūs dalinai į ją ir atsakėte. Tai dabar tikrai turime tokią situaciją, yra 2021 metai ir šiandien mūsų gyvenimo trukmė yra gerokai ilgesnė, dvigubai ilgesnė, negu buvo prieš tik 200 metų, ar ne? Ten apie 1800-uosius. Į 90-uosius netgi vidutinė gyvenimo trukmė būdavo 45-50 plus minus metų. O dabar jau neretas ir to 100 sulaukia. Lietuvoje tas statistika tokia, sakykime, žemesnė. Vyrai, jeigu neklystu, yra vidutinė amžiaus trukmė 69, moteris 78 metai maždaug. Tai ta prasme yra dar kur pasitemti palyginus su Europą ir pasauliu, bet ką mes turime? Turime situaciją, kai tikrai žmonės gerokai ilgiau gyvena, negu gyveno prieš 200 metų, bet tarsi mūsų fiziologinis rezervas, jisai nepasivijo to, tarsi mūsų, ta prasme, kūnas, jisai gali ilgai išgyventi, bet mūsų sveikata, jinai tikrai subyra. Ir yra daryta daug tyrimų ir man visą laiką patinka cituoti Amerikoje darytą labai didelį tyrimą su 11 000 vyresnių žmonių ir buvo, reiškia, atrasta koreliacija, kad virš 60 metų turi bent vieną lėtinę ligą žmonės, o virš 65 bent 2 ir daugiau lėtinių ligų. Tai ką tai rodo? Kad sergamumas yra tikrai labai, ligotumas yra didelis, su amžiumi, žodžiu, tampa vis žmonės labiau ligoti. Ir ko pasiekoje tas ilgaamžiškumas, ilga gyvenimo trukmė metais, jinai nebetenka prasmės, nes kas iš to, kad tu gyveni labai ilgai, ten Japonijoje, Singapūre ir taip toliau, ir ten ir 90 metų tas vidurkis, bet jeigu tu nesi sveikas, nesi pajėgus savimi apsirūpinti, negali judėti tinkamai,
esi galbūt prikaustytas prie lovos, tai klausimas, ar verta tą gyvenimo trukmę ilginti tokią. Todėl dabar labai, jau kaip sakant, visi tą ilgamžiškumą šiek tiek kitaip traktuoja ir jį netgi pervadina savotiškai ir tai vadinasi sveikamžiškumas. Toksai terminas, kuris nurodo sveiko gyvenimo trukmę, nes tikslas būtent ir yra būti pajėgiem ir sveikiem iki kuo ilgiau ir tik tais, kad jau ten paskutiniais metais galbūt taptume mažai pajėgų, ta prasme jau sveikata būtų subirėjus, tai pavadinkim, ar ne, o ne kaip dabar turime situaciją, tikrai aš pati turiu močiutę, jinai ilgamžiai, arti 90 metų, bet jinai guli lovoje ir nebegali savęs apsitarnauti, ir jinai senelių namus laukia eilės, ta prasme, tai ir tai jau vyksta keletą metų ir dar neaišku, kiek laiko tai vyks ir ar tai yra kokybiškas gyvenimas, na ne, visi puikiai tą suprantame, tai tikslas būtent yra išsaugoti sveikatą kuo ilgiau, kokybišką gyvenimą, apsitarnavimą, šviesų protą, emocinį stabilumą, žodžiu, visas pagrindinės organizmo funkcijas ir galų gale laimingumą, kad dar ir smagu būtų sent. Tai ačiū labai, Rūta, už atsakymą ir ačiū, kad pasidalinat ir asmeninę patirtim, ir šeimos patirtim. Tikrai labai gražu tie asmeniniai tokie pavyzdžiai. Jūs paminėjot, kad su amžėjimu ateina lėtinės ligos. Aš esu girdėjus, bet aš ne gydytoja, ar ne, tai aš galiu klysti, iš karto jūsų klausiu, ar tai yra teisybė, kad ir lėtinės ligos ankstėja ir kad ir dabar ir jaunimas neretai turi lėtinių ligų, kurių anksčiau neturėjo. Ar tai yra tiesa, ar čia yra klaidina dezinformacija? Yra tiesa tam tikrais aspektais, gal, sakykime, visų dabar neišvardinsiu, bet galiu pasakyti tokius labai konkrečius pavyzdžius. Tai pavyzdžiui, metabolinis sindromas, ar net cukrinis diabetas antra tipo. Tai tikrai yra, kaip sakant, antsvario ir perdirbto maisto vartojimo pasiekmė. Ir kadangi dabar, Amerikoje, pavyzdžiui, vėl man patinka cituoti Amerikos tyrimus, nes tenais daugiausiai visko vyksta, su Europa šiek tiek tikrai mažiau čia tos informacijos turime. Tai didelis yra labai viršsvoris ir nutukimas. Tarp kitko, Lietuvoje irgi yra labai didelė viršsvorio problema. Aš tik visai neseniai kažkaip tą sužinojau, nes tarsi mano aplinkoje vėlgi daug sportuojančių žmonių ir sveikai besimaitinančių ir aš tarsi supratau, kad burbulė gyvenu. Iš tikrųjų, Lietuvoje vos ne 6 iš 10 žmonių turi viršsvorį arba, yra nutukę, gal ten, aišku, gerokai mažesnis procentas, bet vis tiek viršsvoris. Tai yra labai didelis veiksnys kardiovaskulinių ligų rizikos ir metabolinio sindromo, kas yra cukrinis diabetas ir nuo to prasideda visa kaskada organizme kitų lėtinių dalykų, ligų, uždegimų ir taip toliau. Tai, sakykime, tikrai anksčiau nebuvo tokių skaičių viršsvorių, nes žmonės neturėjo prieimo prie tokio kiekio maisto, pasirinkimo ir dirbdavo laukuose, sudegindavo tas kalorijas, ar ne? Kita problema. Cukrus buvo kaip ir daugiau, privilegija negu kasdienybė, ar ne, šventės, kažkokios progos, pasiskaninam ir toliau vėl gyvenam. O dabar atrodo, kad tai yra įprastas labai maistas kasdienis ant kasdienio stalo. Ir tiesą sakant, kai aš jūsų klausiu apie lėtinės ligas, aš ir turėjau omeny būtent antro tipo diabetą. Ir kalbant apie nutukimą, ką aš pati matau, kad vaikai, labai daug yra ir vaikų nutukusių. Aš tiksliai tikrai skaičių nepasakysiu, bet žinau, kad jų yra gerokai daugiau negu anksčiau. Aš pati irgi iš tikrųjų dirbau su vaikais ir ta problema matosi ir kas iš tikrųjų sunkiausia, man gal būdavo pačiai stebėti, kad vaikai išgyvena dėl to, nes yra ten patyčios, galbūt netiesioginės patyčios, bet kas ten, būdavo, visi žaidžia, jiems sunku, jie nespėja, jie nepabėga, jie vikrumo neturi, kamulio nepagauna, tada jų žaisti nebekviečia, toksai užburtas ratas. Ir labai sunku kažką keisti, nes ir tėvai, ko gero, turi nutukimą, ir tėvai turi prastus mitybos įpročius. Ir atsimenu, kalbėjau su viena mama ir jinai sako, bet mano vaikas taip mėgsta, ar ne? Tai
Jo, bet ir tėvai ko gero mėgsta, dėl to va, tos tokios šeimos tie įpročiai. Ir va, nu, tiesiog gal čia biškiniai temą jau pradėjau kalbėti, bet va, ką norėjau pasidalinti, kad ir pas vaikus tą matom, jau net nebe tik pas suaugusius. Taip, tai labai tema, nes vis tik tais viršsvoris ir nutukimas yra vienas iš esminių tokių šulų, kurie būtent trumpina tą sveiką amžiškumą, ar ne? Būtent metabolinis sindromas yra vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių, tai labai čia gerai, kad apie tai iškėlėt klausimą. Dar netgi norėčiau pridėti kitą tokią priežastį. Jinai galbūt vėlgi labiau susijusi su Amerika. Nežinau, ar žinote, yra toksai maisto priedas, kurį labai dažnai deda į didelį kiekį Amerikoje pramoninių maisto produktų. Tai yra kukurūzų sirupas, žodžiu, tai yra fruktozė, tai yra cukrus. Ir esmė tokia, kad gliukozę dar organizmas visai gerai sutvarko. Jis yra greitas šaltinis, patenka į kepenis, suskaidoma, išdeginama, ta prasme taip, aišku, jos perteklius nusėda riebalų pavidalu, bet fruktozė jinai turi daug ilgesnį ir sudėtingesnį metabolizmą ir jos metabolizmas daug labiau apkrauna kepenis ir ko pasekoje daug labiau virsta riebalais. Ir kadangi į didelę maisto produktų dalį būtent yra vietoj cukraus, į standartinio to gliukozinio cukraus dedamas būtent tas fruktozinis kukurūzų sirupas, tai ir, žodžiu, paskatino labai tą nutukimo pandemiją vaikų tarpe būtent Amerikoje, jie susiduria su milžiniškais skaičiais ir negana to dar labai nemažas procentas vaikų, dabar bijau sumeluoti šito tyrimo tenais, žodžiu, tikrai didelis skaičius turėjo tokią kepenų būklę, kuri vadinasi nealkoholinis kepenų suriebėjimas, kuri būtent parodo labai apkrautas kepenis dėl per didelio fruktozės vartojimo. Ir to pasekoje, ta prasme, jau maži vaikai, ten 12-13 metų, turi jau tokią sudėtingą, sakykime, lėti negalinčią tapti būklę. Tai ir nutukimą, ir visa kita. Tai labai tikrai pasaulis pasikeitė per pastaruosius keliasdešimt metų labai smarkiai ir tikrai ne gerąją pusę daugeliu aspektų ir tėvai turi būti pavyzdys savo vaikams, turi rodyti fizinį aktyvumą, patys sportuoti ir taip tada vaikai ir mokysis. Ačiū labai. Šiaip tikrai naujieną man pasakėte apie tą nealkoholinį kepenų suriebėjimą. Jo. Tai aš esu jį girdėjus, aš jį iš šalies kaip ir žinau, bet pas suaugusius, kad pas vaikus būtų toks dalykas, kaip tikrai naujieną pasakėt, man tai skamba labai rimta, kad tai yra. Ir vat girdžiu, kad jūs nemažai remiatės Ameriką, ten, kas skamba paradoksalu, nes jie ten turi gan didelį nutukimo lygį, bet jie matyt domisi ar ne, ieško tų būdų. O ką jūs galvojat, kalbant jau ir apie tas visas valstybės, galbūt kitų šalių patirtį, esu girdėjus tokį dalyką kaip mėlynoji zona. Man atrodo, Amerika ten neįeina, bet aš esu girdėjus, kad būtent tos valstybės rodo jau aukščiausius ilgaamžiškumo rezultatus. Ką jūs apie tai galvojat? Ar čia iš viso susiję su ilgaamžiškumu? Gal čia net ne tas? Tai irgi yra tyrimų objektas, gan populiarus šitoj temoj. Tai pasakysiu taip, mėlynosios zonos yra vietovės Žemėje, jos buvo tarsi 5 skaitomos, kad yra tokios įvardintos, dabar dar porą atsirado, kur yra nustatytas didžiausias kiekis 100 metų perkopusių žmonių per populiaciją, sakykime, ten kažkokią vietinę. Tai vis tik, žinokite, įeina vienas Amerikos miestelis, Lima Londa, man atrodo, jisai vadinasi. Ir jisai Kalifornijoje yra, ne taip ir toli iš tikrųjų Los Andželo, bet ten turi tam tikrų, žodžiu, labai subtilybių, nes tai yra evangelistai, tam tikra religinė grupė, kurie nevalgo mėsos visiškai ir vartoja labai daug riešutų ir ankštinių grūdinių kultūrų, kas yra įrodyta, kad yra, neįrodyta, bet prielaida yra, kad tai yra labai gausu antioksidantų, dėl to, žodžiu, labai prailgina gyvenimą. Plus pas juos negalima visiškai rūkyti ir alkoholio vartoti religiškai. Jie tenais gimsta ir gyvenime šitų dalykų nedaro. Ir tai yra tiesioginiai vėlgi veiksniai, kurie įtakoja ilgaamžiškumą.
Tai va, kitos zonos iš tikrųjų yra labai nuostabi knyga, jinai taip ir vadinasi Mėlynosios zonos Blue Zones, o kas nenori skaityti knygos, galite Netflix'e pasižiūrėti dokumentinį, labai įdomų filmą. Jis toks kaip dokumentinis, bet tikrai labai lengvai susižiūri, susiklauso būtent apie tas mėlynasias zonas 5 esančias pasaulyje. Okinava, Japonija, Pietų Amerikoje viena zona, Europoje Sardinija ir Ikarija, Graikijos sala, jeigu neklystu tokia. Ir visas šitas mėlynasias zonas, žodžiu, tyrinėjo daug metų mokslininkai ir bandė atrasti dėsningumus, kas lemia tą didelį kiekį tų šimtamečių žmonių ir ilgamžių žmonių tenais gyvenančių. Ir jie vis tik tais atsirėmė į kelis tokius svarbiausius dalykus, tas koreliacijas svarbiausias, iš kurių ir gimė visa šita ilgamžiškumo, nežinau kaip pasakyti, idėja ir domėjimasis. Ir iš tikrųjų tai nieko čia labai naujo ir nepasakysiu. Tai yra tos mūsų temos, kurias mes turime šiandien aptarti. Tai yra fizinis aktyvumas, sveika mityba, socialiniai ryšiai. Ir ten kiekviena zona dar turėjo savo, žodžiu, tam tikrų tokių prielaidų. Aha. Tai jūs gražiai jau įeinat po truputėlį ir ko aš klausiu. Aišku, jūs labai praplėtėt irgi mano žinias. Aš kažkaip galvodama apie mėlynąją zoną galvoju apie viduržemio mitybą, viduržemio jūros mitybą, kad, nes esu kažkada buvus mokymuose seminare, tai ten gal akcentavo būtent maitinimosi stilių ir atsimenu, kad jie kalbėjo apie viduržemio jūros. Gal aš ir klystu, bet tokios mano turimos žinios. Ir dabar jūs jau praplėtėt, kad svarbu ir fizinis aktyvumas ir taip toliau. Tai mano sekantis klausimas yra, tai kokie tie yra kertiniai momentai, kad būti ilgaamžiu ir ne tik ilgai metų gyventi, bet tikrai būti šviesaus proto ir geros sveikatos. Taip, tai paprastai pradedu nuo fizinio aktyvumo kaip pagrindo, bet dabar pradėsiu nuo mitybos, nes pati jau palėtėte temą, būtent viduržemio jūros regiono tą mitybą, dietą tą vadinamą, ar ne. Tai nors pagal ilgamžiškumo tyrimus nėra nustatyta kažkokios vienos mitybos rūšies, dietos, maitinimosi būdo, nežinau, pavadinkim kaip norim, kuri būtent 100% įtakotų ilgamžiškumo skatinimą. Nes tai yra visų pirma labai sudėtinga tokius tyrimus padaryti, ar ne, reikia imti didelį imti žmonių ir būti užtikrintai, kad kontrolinė grupė valgo tik tais vienus dalykus, miega tik tais taip, ten kiti veiksniai nesikeičia, ar ne, o placebo grupė tenais kitaip, žodžiu, tai yra tikrai labai sudėtinga padaryti tokius tyrimus, todėl šiai dienai jų nėra, bet yra labai, koreliuojančių tokių su sveikamžiškumu ir ilgamžiškumu tyrimų. Tai būtent viduržemio jūros dieta traktuojama kaip viena geriausių šitam pasirinkimui, kas jau nori ilgai ir gerai gyventi, todėl kad jinai yra gausi ir turtinga antioksidantų, taip pat baltymų, nes tai yra jūros gėrybės, žuvis, balta mėsa, daug ankštinių ir grūdinių kultūrų, daug žalumynų, reiškia visi polifenoliai, antioksidantai, omega-3 didelis kiekis ir sveikieji riebalai, avokadai, alyvuogės, ir būtent dėl to tai ir vadinama yra viduržemio jūros, nes tai yra šiltas klimatas, ar ne, ir būtent tenais auga didžioji dalis šitų su produktų, kurie iš tikrųjų ant mūsų stalo patenka. Aš dabar, Rūta, truputėlį atsiprašau, noriu įsiterpti. Mes gavom klausimą, tai mes tuoj grįšim prie mitybos, bet va čia žmogus klausia dėl kepenų suriebėjimo. Gal jūs galite atsakyti, ar vaistai suaugusiam turi įtakos tam suriebėjimui, nes žmogus rašo, kad šiais laikais gan anksti nuo didelio streso taip pat išsiprovokuoja somatinės ligos, dėl kurių pradeda vartoti vaistus ir ar tie vaistai gali turėti įtakos. Tai visų pirma, aš nesu praktikuojanti gydytoja ir čia galiu galbūt labiau savo nuomonę ir savo praktikos pasidalinti. Ne visai susijęs su mūsų tema klausimas, bet atsakysiu. Ar gali vaistai? Vaistai gali būti kaip sudėdamoji dalis šito proceso, nes reiškia, nealkoholinis kepenų suriebėjimas yra ilgas procesas ir tai yra fazė tam tikra kepenų pažeidimo, ar ne? Ir daug veiksnių gali įtakoti, gali, nežinau, buitiniai toksinai, grybeliai kažkokie įtakoti, gali
maistas ir ne per didelis kiekis riebalų, per didelis kiekis fruktozės, gali vaistai, gali kažkokie dar išoriniai veiksniai, todėl kad tai yra toksinis kepenų pažeidimas. Ir ko pasekoje kepenų ląstelės hepatocidai nebegali tvarkytis su per dideliu krūviu ir kaip apsauginė reakcija kepenų ta visa, reiškia, kapsulė ir parenchima apauga riebalais, tai dėl to tos kepenys suriebėja. Tai yra kepenų apsauginė reakcija ginantis nuo išorinių kažkokių dirgiklių ir žodžiu, toksinių dalykų. Tai gali tikrai prisidėti, kokia yra situacija, reikėtų tirti atskirai, bet kad galėtų taip visiškai individualiai vien tik tai nuo vaistų atsirasti, galbūt ir tai gali, bet taip labai priklauso nuo vaistų, nuo dozės, nuo daug dalykų. Ačiū labai, Rūta, kad atsakėte klausimą. Na, nėra mūsų klausimas, bet vis tiek labai ačiū. Dabar grįžkim prie mūsų temos ir įdomiai pasakojot apie Viduržemio jūros mitybą. Tai aš kaip girdžiu, jinai nėra vienintelė ir kad dabar visi valgykim būtent pagal Viduržemio jūros mitybą, bet jinai yra pripažįstama kaip gera mityba, ar ne? Omega-3, daug žalėsių įvairių, daug pilnagrūdžių, ar ne? Antioksidantų, skaidulų. Aš kiek esu domėjusis apie šią mitybą, atsiprašau, pabaigsiu gerai klausimą, aš vis randu, kad žuvis jūros gėrybės, dėl žuvies jūros gėrybių. Tai tas omega-3, man čia ir norisi, aišku, ir apie papildus klausti, aš neplanavau šiandien apie papildus kalbėti, bet jeigu mes tos žuvies nevalgom tiek, kiek reikėtų, ar mums reikėtų omega-3 tada vartoti? Taip, tai būtent lietuviai, mes esam šiauriečiai ir ganėtinai toliai atskirti nuo Viduržemio jūros regiono, kaip ir nuo kitų vandenų turime savo Baltijos jūrą, tiesa, bet mūsų jūra yra tikrai užteršta, plus tenai žuvis jau tikrai nėra tokia kokybiška, plus pati žuvis turi būti, geriausias omega šaltinis yra smulkios šaltų vandenų žuvis, todėl kad jos tada būna gerokai riebesnės, tai daug daugiau tų omegų iš savęs produkuoja. Sardinės, ančiuviai, skumbrės, atlantinė lašiša, taip, visos riebiosios žuvis, bet ir neriebios žuvis irgi taip pat turi omegų, tik tai šiek tiek mažiau. Tai taip, mūsų situacija lietuvių teoriškai tam tikrą dalį omegų mes galim organizme konvertuoja mūsų organizmas iš augalinių šaltinių. Bet tokiu atveju mums reikia valgyti daug labai linų, semenų ir kitų sėklų, kuriuose yra tam tikros rūgšties, kuri gali būti po to į tas omegas konvertuojama. Ir deja, dabar jau kuo toliau, tuo labiau daugėja įrodymų, kad tikrai mums reikia didelių tų omega-3 kiekių. Gramas mažiausiai per dieną, šiaip suaugusiam žmogui aktyviam ir 2 gramai rekomenduojami, jeigu turite širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių, ar kažkas šeimoje, žodžiu, turėjo infarktų, insultų ir kitų problemų, kraujospūdis, padidėjęs cholesterolis, lipidai, tai ir 3 ir vos ne 4 gramus per dieną tų omegų reikia gauti. Tai kitaip tariant, kad tokį kiekį gauti, reikėtų kasdieną valgyti, lašišos turbūt po kokius 200 gramų šmotą tokį nemažą. Ta prasme, jeigu lašišą paėmiau kaip dažniausiai pavyzdį, kurį Lietuvoje, sakykime, valgom, kai žuvį valgom, ar ne, nes toks populiarus dalykas. Tai tikrai nedaug žmonių gali tai sau leisti, net jeigu ir gali tai sau leisti, nedaug žmonių tai darytų, nes tai tiesiog reikalauja labai didelės disciplinos, plus atsibostų. Tai tam yra gera išeitis maisto papildai, kokybiški maisto papildai, kur yra omegos iš švarių šaltinių, būtent tų smulkių šaltų vandenų žuvų, mažesnė daug metalų, sunkiųjų užterštumo rizika ir taip, dar yra labai svarbu formos, tai geriausia yra trigliceridinė forma ten, tai jeigu jau klausite. Tai o ar galima, pavyzdžiui, nežinau, padauginti omega, nes sako, ten vienam žmogui gal 1 gramą, kitam jau žmogui, žiūrėkit, ir 3 gramų reikia, o tai jeigu aš valgau ir lašišą, ir papildus, gali būti per daug jos? Žinokit, ne, praktikoje turbūt nebūna taip, kad būtų per daug. Ta prasme, tai yra
uždegimą moduliuojanti riebioji rūgštis organizme. To uždegimo visą laiką kažkur pas mus yra. Jeigu ne ten nueis, tai tenais nueis. Jeigu ne į kraujagyslės, tai sąnarius. Tai padauginti, tai ta prasme, turbūt reikėtų saują tiesiog tablečių kapsulių pasiimti ir jas valgyti. Ne, negalima padauginti. Blogiausia atveju turbūt būtų virškinimo trakto kažkokie simptomai. Na, per riebu, kažkoks nevirškinimo jausmas ar ne. Ir jeigu žuvies labai daug, pavyzdžiui, valgom, tai pats organizmas padiktuotų. Gerai, ačiū labai. Ir dabar vėl grįžtant prie tos mitybos, tai daug jų yra, tai va dabar pakalbėjom Viduržemio jūros, dar ten yra keto mitybos, ten mažai angliavandenių turinčios mitybos, tada turim visavalgės visokias mitybos, turim protarpinius badavimus ir taip toliau. Nors ir sakot, kad nėra vienos tos mitybos, bet kaip jūs pati galvojat, kokių tų principų reikėtų laikytis, galbūt pati kažką taikot, kas galvojat, kad yra prasminga ir išmintinga taip daryti? Taip, taip, aš pati, kadangi daug domiuosi šitom temom, tiesą pasakiusi, labai daug ir jomis gyvenu, ir sportuoju, ir valgau sveikai, stengiuosi laikytis 80-20 taisyklės, tai yra 80% tikrai rūpinosi savimi maksimaliai, o 20% leidžiu ir šiek tiek atsipalaiduoti. Aš galbūt kaip mitybos specialistė esu išmokyta žiūrėti į makroelementus, tai yra baltymai, riebalai, angliavandeniai, ar ne? Tai yra pagrindinės maisto sudedamosios dalys, kurios kyla organizme ir jas gali pasisavinti organai iš maisto. Tai dabar labai didelis dėmesys paskutiniu metu pasaulyje yra skiriamas baltymams, baltymų suvartojimui, ir aš esu tikrai labai didelė to šalininkė. Todėl, kad iš savo pačios patirties aš pajutau, ką reiškia nepakankamai tų baltymų suvalgyti. Seniau, kai neturėjau šitų visų žinių ir nevalgiau, ir netgi buvau vegetarė kurį laiką, tiesiog dėl ideologinių dalykų. Ir kaip aš tada jaučiausi, atrodžiau ir koks mano gyvenimas buvo tada ir kaip jisai pasikeitė, kai aš pradėjau intensyviai sportuoti ir valgyti daug kokybiškų baltymų. Tai nepalyginsi, koks yra energijos lygis, atjaunėjimas, tiesiog, nežinau, viskame, kame atsigavo oda, plaukai, jokio smegenų rūko, žodžiu, tikrai baltymai yra ir jie turi labai didelį įtaką ir gliukozės svyravimams organizme, nes jeigu dieną pradedam nuo kokybiško baltymų šaltinio, sakykime, kiaušiniai tenai su duona ir daržovėmis, tai yra nuostabus būdas visai dienai turėti gerą gliukozės lygį kraujyje, o gliukozė yra vienas iš pagrindinių metabolinių veiksnių, kuris labai labai reguliuoja mūsų savijautą, hormonus, smegenų veiklą, energijos lygį. Tai jo, čia gal šiek tiek sudėtingai šneku, bet ką norėjau pasakyti, kad tikrai galbūt netaip svarbu yra, kokią jūs mitybos rūšį pasirinksite, svarbu yra žiūrėti, ar jūs valgote subalansuotai, tai reiškia, ar surenkat pakankamą kiekį riebalų, baltymų ir angliavandenių. Ir vėlgi, riebalai yra sotieji ir nesotieji. Reikia rinkti polinesočiuosius ir mononesočiuosius riebalus, ar ne, sočiuosius ten sviestukus, visokius grietinėlės palikti tik tais retkarčiams, o reikia tos geruosius riebalus rinkinėti iš avokado, alyvuogių. Avokadas. Taip. Baltymai. Didžiąją dalį tikrai, man labiausiai tinka šitas variantas gauti iš gyvūninės kilmės ir jūros gėrybių, tačiau tikrai nepraleidžiant ir augalinės kilmės baltymų, todėl kad jie turi daug labai skaidulų, polifenolių, antioksidantų, tai yra avinžirniai, pupelės, lęšiai ir taip toliau. Tai mano, sakykime, atradimas tikrai ir gyvenimo būdas labai pasikeitė, kai aš pradėjau subalansuotai valgyti, suprasti, gaudytis, kas yra toje lėkštėje, ir tikrai tai duoda labai labai gerą rezultatą savijautai, virškinimui ir viskam kitam. Ačiū. Nežinau, dabar man kilo tokia mintis, kaip galvojat, dėl ko taip reikėjo jums mokytis teisingai valgyti? Ar čia yra mūsų tautos klausimas, kad mes kažkaip ne taip galbūt valgom ar ne tą? Dėl ko taip apskritai atsitiko? Kodėl pas mus nėra to tokio įprasto, žinot?
Na, tai turbūt kaip ir dauguma problemų, kurią mes turim šitoj nuostabioj mažoj šalyje, tai yra edukacijos trūkumas. Mokyklose tikrai šitų dalykų nemoko, kaip ir nemoko kitų labai svarbių dalykų - finansinio raštingumo, politologijos, plačiaja prasme, psichologijos, emocinės sveikatos. Tai yra daug svarbesni dalykai negu sinusai, kosinusai, tangentai, kotangentai, ar ne? Bet juos mes turėjome mokytis, o ką valgyti ir kaip dėlioti savo maisto makroelementus, nuo ko priklauso visa mūsų sveikata, mityba, miegas, nuotaika, nieks nemokė. Tai taip. Ir šeimose, ar ne, ir šeimose kažkaip man atrodo, kad labai mes kokią turim problemą, tai tam tikrus kelis maisto produktus. Aš čia bandžiau kažkada skaičiuoti, kiek maisto produktų aš valgau. Yra daugybė, ką aš mėgstu ir kas man gal patiktų, bet kiek aš valgau produktų, tai yra ant vienos rankos, ant pusantros rankos. Tai yra tas pats maistas, tą patį per tą patį iš tikrųjų. Nežinau, kiek tai sveika. Atrodo, kad reikėtų įvairesnę. Pavyzdžiui, nežinau, ten daug spalvų turėti lėkštėj. Aš tiesą sakant, pati nevalgau ir nesu ragavus, ten gal, esu, bet nėra man labai įprasta kokie nors baklažanai, bet aš, pavyzdžiui, dabar turiu mažą sūnelį metų laiko, tai jam perku ir baklažanus ir daugiau visokių daržovių, o pati, kažkaip nelabai. Tai man atrodo, kad ir iš šeimos ateina ta skurdi mūsų mityba. Nežinau, gal negražu taip sakyti, bet man taip atrodo. Žinot, sutinku labai, kad iš šeimos įpročiai ateina turbūt pagrindiniai, tačiau dar kitą dalyką čia rašiau kaip kaltininką. Mes visi skubam, lekiam ir mes nenorime skirti laiko ir resursų savo, nežinau, įdomesnio maisto ieškojimui ir jo gaminimui. Mes norime visko greitai ir paprastai, ar ne? Ir aš pati tokia, aš puikiai suprantu, apie ką jūs kalbate, aš irgi valgau gal 10 ar 15 produktų savaitės eigoje, jeigu tai paėmus, bet visą laiką dabar jau paskutinius keletą metų, kai domiuosi šitą temą, visą laiką vis tiek stengiuosi kažkiek įdėti tų tokių naujų, įdomių produktų, kurių aš nesuprantu, galbūt net nelabai mėgstu, bet tiesiog juos karts nuo karto įvesti, nes, sakykime, mums per dieną ir nereikia 15 skirtingų produktų, bet per savaitę, jeigu suvalgysim 15-20 skirtingų produktų, iš kurių bus 10 augalinių, žodžiu, visokių tenai žalumynų, daržovių ir taip toliau. Tai jau bus visai neblogas pasiekimas. Kitas dalykas, sakote, iš šeimos, taip, šeimos, bet anais laikais nebuvo ir to pasirinkimo, valgėm, kas būdavo parduotuvėse, o ten, nežinau, kaip jūsų vaikystėje, mano vaikystėje didelio pasirinkimo nebuvo. Nebuvo nei didelio pasirinkimo ir atsimenu, dar sakydavo, ten būtinai su duona, kad sočiau būtų, visokių tokių niuansų būdavo. Aš matau, kad mūsų laikas skrieja, o atrodo, vien apie mitybą galima kalbėti ir valandą, ir 2, ir 3, tai aš dar apie mitybą turiu 2 klausimus. Vieną jūs jau užsiminėt, makroelementai ir baltymai, o aš esu girdėjus, kad yra labai svarbus ir riebalai, ir kartais žmonės jų baidosi, bet man atrodo, moterims yra jie labai svarbus hormonam ir panašiai. Ar čia yra tiesa, ar aš kažką gal netai buvau supratus? Taip, jūs labai teisingai viską pasakėt, viską supratot teisingai, bet vėlgi čia yra tam tikri spastai. Tai dabar, žodžiu, taip, išgirsta, kad riebalai labai reikalingi ir tada visi... Tepu. Ar ne? Tepu, suriuką kandu ir grietinėlę užsigeriu. Tai ne, viskas nėra taip. Būtent taip, didžiąją dalį hormonų sudaro riebalai, mums tikrai reikia gauti jų nemažą kiekį su maistu. Smegenų 60% vos ne yra iš riebalų sudarytos, dėl to ir tos omegos tiek svarbios, nes jos yra riebalų rūgštis. Ir daug kitur organizme, galų gale moteriai reikia tikrai ir to atsarginio savo, kaip sakant, riebaliuko daugiau turėti negu vyrui, nes tai tam yra biologija, kaip sakant, parūpinus, kad išnešiotų sveiką vaikelį ir iš riebalinio audinio galima imti resursus ir vitaminus riebaluose tirpius, žodžiu. Tai su nedaug riebalų viskas yra gerai. Tik tai turi būti kokybiški polinesotieji ir mononesotieji riebalai, kaip ir minėjau, avokadas, alyvuogės, alyvuogių aliejus, riešutai. Ir tai irgi turi būti
ribotai, nes iš subalansuotoj mytyboje riebalai turi sudaryti apie 30% kalorijų ir jeigu taip išvertus į gramus, tai gautųsi kokie 300 kalorijų, 1 gramas baltymų 9 kalorijas, tai ką mes čia turime, 10, apie 25, 30, 40 gramų baltymų, atsiprašau, riebalų per dieną, ar ne? Šaukštas arba toks, kaip sako, lėkštėj, piršto dydžio. Tai nedaug. Taip. Tai labai nedaug. Tai nėra, kad sviestuką tepu, aliejuką pilu. Ir grietinėlės į kavą. Taip. Ir sakau, ir šaltinis turi būti taip pat geras augalinis šaltinis. Ir paskutinis mano klausimas apie mitybą, protarpinis badavimas. Kodėl aš apie tai keliu klausimą? Būtent dėl ląstelių atsinaujinimo. Aš žinau, kad yra ten tam tikras tada ir kalorijos gal ribojasi pas kitus. Man tai nėra gal tiek aktualu, man įdomiau ląstelės ir jų sveikata. Ar tai yra tiesa, ar tikrai protarpinis badavimas tai yra, nežinau, tiek gerai, ar tai yra daugiau madinga? Taip, tai šitas metodas tikrai yra veiksmingas, bet turi savo pliusų, minusų ir tikrai tinka ne kiekvienam. Reikėtų prisiminti, kad moteriam jisai mažiau rekomenduojamas negu vyram dėl hormoninio ciklo mėnesio eigoje svyravimo. Vienas dalykas, kitas dalykas, moteriam, tos, kurios renkasi ryte nevalgyti, yra negerai, nes ypatingai moteris turi valgyti pusryčius. Visi turi valgyti, bet moteris turi ypatingai valgyti pusryčius, nes čia yra su hormonais susiję. Taip, kortizolio šuoliams mes daug jautresnės, nedaug dievė, jeigu dar kavą užsigeriam ir tas kortizolis ten šauna per viršų. Taip, bet kalbant apie autofagiją, tą procesą, kuris prasideda, kada organizme nėra maistinių medžiagų kurį laiką, tai jisai yra tikrai labai, pats procesas teorinis, jisai yra įrodytas, kad yra naudingas ilgamžiškumui, nes jisai, žodžiu, kai žmogus tam tikrą laiko kiekį nevalgo, tai, sakykime, prasideda maždaug 16-18 badavimo valandų. Na, čia toks labai grubus tas terminas. Gal pas kažką, kieno greitesnis metabolizmas ir po 12 valandų gali prasidėti. Kažkurio žmogaus, kurio lėtesnis metabolizmas, gal po 20 valandų šitas procesas prasidės. Bet esmė, kad jisai užsiveda, kada tam jau tokį nemažą laiko kiekį žmogus būna nieko nevalgęs, ar ne, viskas suvirškinta ir tada prasideda organizmo valymosi procesas, nes jam nebereikia jau rūpintis suvirškinti tą maistą ir jį ten suskaidyti visai ir įsisavinti, tai tada tos ląstelės jau turi laiko savo. Ir tas laikas savo būtent ir pasireiškia tuo, kad jos naikina visokius kitas negyvas ten zombinės, senilinės ląsteles, gali turėti įtakos ten vėžinių ląstelių mažinimui ir taip toliau. Na, žinot, kad badavimas irgi yra būdas vėžio. Tai tos dabar zombinės ląstelės, čia yra tos ląstelės, kurios pačios negali atsinaujinti ir susinaikinti. Žodžiu, aš nelabai gal suprantu, bet tos, kurios kaupiasi, nežinau, aš kaip negydytoja, bet aš esu kažkur girdėjusi ir noriu dabar tiesiog pasitikslinti, ar gerai suprantu. Taip, tai zombinės, senilinės ląstelės, tai yra tam tikra ląstelių grupė, kuri yra nenormaliai funkcionuojančios ląstelės, sakykime, pasenusios arba kažkur eigoje įvyko genų mutacija, jinai potencialiai supiktybėjo, ta prasme, pradėjo gaminti nebe tos rūšies ten baltymus, kaip turėjo gaminti. Žodžiu, pradėjo ląstelėms siejamos. Jos turi potencialą taip tapti piktybiniais procesais. Ir jos tokias, pavadinkim, išprotėjusios ląstelės, neprognozuojamos ir neaišku, kas su juo bus. Ir būtent autofagija tai yra tas natūralus organizmo procesas, kada tam tikros imuninės ląstelės, natūralūs killeriai, ten ir kitais pavadinimais citokinai visokie, žodžiu, puola ir suvalgo ir sunaikina tas ląsteles. Tai toks yra sveiko žmogaus mechanizmas. Ir kai mes neturime to nevalgymo lango, sakykime, žmogus pastoviai valgo, turiu omeny 10 vakaro pavalgo, eina miegoti, keliasi ten 6 ryto ir 7 ryto vėl valgo. Tai ką mes turime? Mes turime maksimum ten 8 valandų nevalgymo tą tarpą. Tai yra per trumpas laikas, kad organizmas spėtų viską suvirškinti, kas buvo suvalgyta, pasisavinti ir galėtų skirti laiko tai autofagijai. Tai tarsi autofagija, nes naktį irgi natūraliai vyksta, kaip jau sakykime, jau
pavalgom vakare ir tada jau susivirškino ir mes miegam ir tas organizmas ten valosi, tvarkosi, užkabarius visus užluota eina ir valosi, ar ne? Tai būtent dėl to yra manoma, kad protarpinis badavimas yra labai naudingas šituo aspektu. Bet kaip ir minėjau, viskas yra pakankamai teoriniam lygmenį, kiekvienas žmogus yra individualus, neaišku, kada pas kurį žmogų ta autofagija prasideda, vėlgi kokio jinai lygio, galbūt labai silpna jinai vyksta ir ten po kelių valandų nevalgymo, ar ne, o stipresnė jinai jau po 14 valandų, o pati stipriausia jinai ten po 36 valandų nevalgymo. Tai... Jo, nes, pavyzdžiui, jeigu taip dabar aš sugalvočiau, noriu išsivalyti, ir sugalvosiu, nevalgysiu 3 paras, nes esu girdėjus, kad ten ar 72 valandas gal daro, kažkas tokio. Ar tai yra reikalinga, ar to reikia, ar čia jau yra truputėlį kraštutinumai? Taip, čia yra kraštutinumai, žmonėm patinka su savimi eksperimentuoti, man irgi tiesą pasakius patinka, bet aš šitai žiūriu ne kaip į panacėją, o kaip į eksperimentą, pavadinkim. Žmogus yra visaėdis, normaliai išsivystė mes iš kitų gyvūnų, ar ne, iš ten roplių, visa žodžiu evoliucija. Visais laikais maitinimasis buvo vienas iš pagrindinių evoliucijos rodiklių, variklių, ar ne, ta prasme, tu nesimaitinsi, tu numirsi. Tai tokio dalyko, kaip kažkoks badavimas, ten būnant primatais kažkokiais, nieks nesugalvojo to daryti. Ta prasme, tai gamtoj tokio dalyko, kaip priverstinis badavimas nėra, bet yra, dėl ko šita tokia prielaida vis tik tais mums artima yra, todėl kad buvo, nežinau, sezonai, ar ne, sakykime, vasarą tenais daugiau to maisto, žiemą mažiau ir eidavo gyvūnai ir dabar eina žiemos miego ir hiberneitina ten, žodžiu, ir tuo metu badauja ir labai ten sustoja viskas organizme ir valosi tas organizmas. Tai kaip ir ta visa badavimo idėja, jinai turi racijos, bet tai daryti pastoviai, specialiai, kaip sakant, visai nepritaikytoje aplinkoje, tai nerekomenduojama. Tikrai užtenka, ta prasme, tikrai idealu, jeigu daugelis žmonių galėtų, sakykime, nevalgyti nuo ten 7-8 valandų vakaro, ir po to valgyti ten pusryčius 8-9 ir tai sudarytų maždaug 10-12 valandų tarpą, tai būtų tikrai labai, labai geras žingsnis link geresnės sveikatos ir apsivalymo. Aha, nes kaip tik prieš mūsų transliaciją aš kalbėjau apie kitus dalykus, apie hiperkontrolę, kiek aš stengiuosi viską sukontroliuoti, kad būtų tobulai ir tada renkuosi tokį viskas arba nieko. Tai jeigu ten jau negaliu 16 ar 20 valandų nevalgyti, tai atsikelsiu ir vidury nakties dar sumuštinį susitepsiu. Tai irgi to nereikia, ar ne? Visai tinka ten 7-8 pavalgiau vakarienę ir 7-8 pavalgiau pusryčius ir tas 12 valandų tarpas yra ok, ar ne? Taip. Tai čia tikrai, jeigu tik žmonės surinktų tas 12 valandų, žinokit, Lietuvoje tikrai daug mažesni ir nutukimo skaičiai būtų ir daug geresnė bendra visuomenės sveikata būtų. Tikrai taip, 12 valandų jau čia yra vos nesiekiamybė. Šiek tiek jau irgi užsiminėm apie hormonus, tai aš taip gražiai šoktelsiu į kitą temą, nes aš žinau, kad moters hormonam yra ypatingai svarbu ir sportas, ir būtent sportas su svoriais. Gal jūs čia daugiau papasakosit, bet, sakot, sportas tai yra kitas veiksnys ilgaamžiškumo, ar ne? Ką čia galėtumėt pasidalinti, ką jūs pati apie tai galvojat, galbūt kažką propaguojat pati kažkokį būdą? Taip, tai sportas ir gal nevadinkim to sporto fizinis aktyvumas gal geresnis terminas, nes sportas yra labai gerai, kai žmogus jau iš tikro eina į treniruotę, sportuoja aktyviai, bet aš taip kažkaip linkusi labiau taip žiūrėti bendrai visuomeniškai, dėl to sakysiu apskritai, judėjimas, mankšta, fizinis aktyvumas, ar ne, tai yra kitas ilgaamžiškumo elementas. Ir tikrai jau pakankamai daug tyrimų padaryta, kurie įrodo, kad tam tikras minučių kiekis per savaitę, dabar bijau pasakyti kiek, ar 250 ar 300 minučių įvairaus tempo judėjimo, fizinio aktyvumo labai smarkiai koreliuoja su geresniu ilgaamžiškumu, geresnė kardiometabolinė sveikata, svorio korekcija, psichinė sveikata. Psichinė sveikata, taip, tai net turbūt nereikia jau niekam ir aiškinti ir įrodinėti, kad fizinis aktyvumas yra labai labai reikalingas. Dabar kalbant apie sporto rūšis, vis tik tais ilgaamžiškumui kažkaip labiau
priskiriama tos vadinamos kardio treniruotės, tai nes jos būtent treniruoja kardiovaskulinę sistemą. Tačiau paskutinius keletą ar 14 metų jau gan didelį susidomėjimą pritraukia ir jėgos treniruotės, kurios būtent augina raumenis, ar ne? Nes kardio treniruotės jos didina ištvermę, degina kažkiek tais kalorijų, gerina širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, o svorio treniruotės su svoriais yra pasipriešinimo treniruotės ir jų pasekoje auga raumenis. Ir, kaip sakant, jeigu paklaustumėt, koks yra ilgamžiškumo organas, tai aš atsakyčiau, kad tai yra raumenis, nes tikrai, kuo daugiau mes raumenų turim, aš nekalbu tenais apie steroidinius sportininkus ir aš kalbu apie sveiką žmogų, kuris sąžiningai savo darbu natūraliai užsiaugino tų raumenų, tai tikrai toks žmogus, jisai turi daug didesnius šansus ilgiau ir kokybiškiau gyventi. Nes raumenyse mes turime didesnį gerokai deguonies pasisavinimą, turime daug hormonų visokių, geresnę kraujotaką, geresnį metabolinį, reiškia, kalorijų deginimo visą greitį būtent raumenų dėka. Todėl raumenis tikrai yra ilgamžiškumo valiuta ir jeigu nesitreniruojate dar, tai reikėtų pradėti treniruotis ir niekada nevėlu pradėti. Bet taip, jėgos treniruotės yra labai labai rekomenduojamos būtent dėl ilgamžiškumo. Plus, dar vienas labai svarbus momentas, kad keliant svorius mes stimuliuojam ir sausgyslės, ir sąnarius, ir kaulus, ir ko pasekoje stiprėja kaulai. Nes kaulas, jeigu ką, yra gyvas organas, jisai auga, jisai atsinaujina. Taip pat kaip ir jisai nyksta, ar ne, ypač su amžiumi ir su hormonais, moterims su menopauze ir estrogeno nukritimu labai labai išryškėja osteoporozė, tai yra liga, kada labai sumažėja kaulų tankis, netenkama kalcio ir kaulai tampa trapūs ir lūžtantis. Tai taip, darant visokius tempimo pratimus ir dirbant su svoriais, taip pat mes labai maitiname ir savo kaulus, ko pasekoje vėlgi apsisaugome nuo lūžių rizikos, nes nežinau, ar žinote, bet senatviniai tie visi nukritimai ir lūžiai, ir šlaunikaulio galvutės lūžiai, ir protezavimai, tai būtent yra, kaip pasakyti, nesužiūrėtų, neprižiūrėtų kaulų pasiekmė. Tai amžėjant sportuoti yra ypatingai svarbu. Tiek dėl sausgyslių, tiek dėl kaulų, tiek dėl raumens, tiesiog būtina, ar ne, yra užsiimti fiziniu aktyvumu. Ok, pavyzdžiui, ką jūs sakėte, tos skaičius, ten ar 250 minučių, ar 300 minučių, tos pačius skaičius mes ir turim, kai kalbam apie sportą ir psichinę sveikatą, tai yra ten be galo daug mokslinių tyrimų, aš ten kažkada rašiau tokį kaip ir įrašą, tai rinkau tos straipsnius, ten yra be galo daug studijų atlikta ir jėgos treniruotėm, ir funkciniam, ir kardio treniruotėm, tiesiog psichiniai sveikatai tai yra labai svarbu. Ir bent jau su psichinė sveikata tai yra išskirta, kad nėra didelio skirtumo, kokiu būdu mes tas minutės surinksim, ar tai bus, pavyzdžiui, 3 treniruotės po valandą, ar tai bus 30 minučių ryte, 30 minučių vakare, nėra didelio skirtumo. O ar ilgaamžiškumui yra skirtumas, kaip mes judėsim ir kiek mes judėsim. Gal, pavyzdžiui, aš noriu ryte daryti kardio, o vakare pusę valandos, nežinau, pasipriešinimo. Ar taip galima, ar yra kažkoks skirtumas? Tai svarbiausia turbūt čia pabrėžti, kad bet koks judėjimas yra daug geriau negu jokio judėjimo. Dabar konkrečių tyrimų šiuo metu iš tikrųjų daug kas labai domisi šitą tematiką ir šiuo metu manau, kad vyksta ne vienas tyrimas būtent bandant įsiaiškinti, kokia forma vis tik tais yra geriausia ilgamžiškumui skatinti. Tačiau kiek iki šiol buvo daryta tyrimo, jau tikrai yra daryta daug, išvados yra labai ne vienalytės, nežinau kaip pasakyti, labai priklauso nuo pačio žmogaus fiziologijos, fizinio pasiruošimo, ar vyras ar moteris tai yra, nes vėlgi mes turim skirtingą hormonų profilį. Kada geriau sportuoti, turbūt irgi pačiam žmogui geriausiai pasirinkti yra tik tais tiek, kad yra toks niuansas. Dienos eigoje, sakykime, mes turime ryte hormonų, tų aktyviųjų hormonų piką, tai yra kortizolis, testosteronas ir po to jie mažėja į dienos galą. Dėl to ir valia mūsų silpnėja į antrą dienos pusę. Dėl to vakare mes būnam pavargę ir dažniau renkamės kažkokius labiau... Sėslesnius.
Taip, reiškia sprendimus, kurie nebūtinai palankus mūsų sveikatai gali būti. Tai vietoj treniruotės mes taiga pasirenkam pyragėlį ar vyno taurę, ar ne, nes tiesiog jau viskas yra, emocinis atsparumas sumažėjęs. Tai dėl to visą laiką tarsi patartina geriau sportuoti, turėti planą sportuoti pirmoji dienos pusėje, nes mes tiesiog turime daugiau energijos, būnam valingesni ir stipriau nusiteikę ir galbūt geriau sportuojasi. Bet nebūtinai, čia turbūt vėlgi labai individualu. Dabar kokie pratimai, tai kaip ir minėjau, reikia daryti ir kardio, ir svorio pratimus, kaip juos padalinti proporciškai, tai turbūt nepasakysiu, vėlgi reikia čia individualiai pasižiūrėti. Kuo paskutiniu metu matau daug jau ir tinklalaidžių užsienyje apie, reiškia, tų žmonių, kuriuos seku, kurie yra ilgaamžiškumo ekspertai ir sporto ekspertai, vis labiau kalbama apie trumpus didelio intensyvumo pratimus. Kitaip tariant, pavyzdžiui... Taip anksčiau vadindavosi, ar ne? HIIT, High Intensity Interval Training, tai tarsi tai tas pats yra, tik tais, kad trumpesnį laiką, kitaip tariant, kiek žinau, tai dabar kaip tik klausiau podcastą, bet dar ne iki galo, tai žodžiu 4x4 toks metodas, 4 minutės labai stipriai varai, kad jau užkeli širdies susitraukimų dažnį tenais iki 170-180 ar ten 20% mažesnio pajėgumo negu tavo maksimalus, ten reikėtų pasiskaičiuoti pagal amžių, kiekvienas turime ten konkrečius skaičius. Bet esmė, kad yra įtraukiamas poilsis, nes tas HIITas, tradicinis, standartinis, ir aš pati irgi anksčiau jį sportuodavau, tu ateini tą sporto salę ir tai yra tiesiog 30-40 minučių non-stop, tu laikai ten tą pakeltą širdies susitraukimų dažnį iki 100-170, kas yra labai didelė apkrova ir didelis fizinis krūvis ir labai stiprus kardio gaunasi. Tai tiesiog ir po to tu išeini išgręžtas kaip kempinė ir nieko tu tenais nebenori. Tai klausimas, ar tokia sporto rūšis iš tikrųjų yra naudinga ilgalaikiai perspektyvai žmogui. Tai dėl to dabar kalba būtent apie tos trumpus HIIT. Tai matysime, kas iš viso to gausis, bet gali būti, kad prieis išvados, nes tikrai jau čia taip dabar labai, taip, žodžiu, tas suka link to, kad vis tik tais nereikia daug to sportinio fizinio aktyvumo, gal tikrai užteks 2 kartus per dieną padaryti po 15 minučių tokią sesiją, kur labai labai stipriai sušyli, suprakaituoji, širdies ritmas užkyla, pulsas ir taip visiškai atrodo laiko sąnaudos minimalios, o galbūt tai turės pačią didžiausią įtaką ilgaamžiškumui. Ačiū. Kokie dar kriterijai svarbus ilgaamžiškumui? Aptariam mitybą, aptariam fizinį aktyvumą. Kas dar? Dar prieš klausimą dar pagalvojau, grįžtant prie to fizinio aktyvumo, pamiršau pasidalinti. Aš apskritai dabar labai daug visko mokausi iš savo sūnelio. Labai jį stebiu ir kiek jis daug juda, aš negaliu patikėti, kiek jis daug juda. Ir aš jį stebėdama pagalvojau, kad mes turim prigimtinį poreikį judėti. Žmogus turi prigimtinį poreikį judėti. Jeigu aš jį bandysiu pasodinti, jisai nesėdės, nes jis turi judėti. Ir kažkuriuo gyvenimo periodu mes atsisėdam. Patys tai padarom, patys neleidžiam savo patenkinti savo prigimtinio poreikio, ar ne? Tai tas judesys yra labai labai svarbus ir kaip sakau, prigimtinis mūsų poreikis. Tai man atrodo, apie judesį reikia kalbėti kuo daugiau, bet kažkodėl, kaip sakot, ryte labiau motyvuotas, vakare jau pyragėlis ir taip toliau. Tai mes čia irgi iš psichologijos žinom, kad jūs kaip gydytoja, kaip specialistė kalbat ir iš hormonų pusės, kad ten kortizolis ir visa kita. Psichologijoje mes turim dar įvairius ir vengiančius režimus, įvairius dalykus, kad atrodo, gal aš tų jėgų ir turiu, gal aš ir žinau, kad man reikia, bet įvairios baimės, įvairūs tokie, kad, išvengsiu, gal nepadarysiu, ar ne, bet labai svarbi tema ir man atrodo, kad labai gerai, kad mes apie ją kalbam, labai labai ačiū. Ir dabar važiuojant toliau, kas dar yra svarbu? Ar norėčiau paantrinti, tai Gabrielė, tikrai būtų labai įdomu, kad kada nors, nežinau, ar parašytumėte kokį nors naujienlaiškį straipsnį, pačiai iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti iš tos psichologinės pusės, kas vakarais nutinka, apart hormonų ir valios susilpnėjimo, kodėl iš tikrųjų taip mes pasirenkame sveikatai
mažiau palankius sprendimus ir galbūt netgi destrukcinius šiek tiek tuos sprendimus, kaip sakau. Kartais būna ir man tokių vakarų, kur ar eiti treniruotę, ar eiti su draugė vyno išgert, kas yra labai radikaliai skirtingi, bet gal ir neskirtingi, gal su tą vyną, su tą draugę geriant, aš gausiu labai gerų emocijų, nes mes to jau prieisim prie dar vieno labai svarbaus ilgamžiškumo pagrindo, tai yra socialiniai ryšiai ir emociniai. Bet dar prieš šitos noriu pasakyti man asmeniškai svarbiausią dalyką ilgamžiškumo visoje šitoje sferoje, tai yra miegas. Kažkaip žmonės, kurie niekada gyvenime nėra turėję miego problemų, jie nesupranta, kokią svarbą ir kokią reikšmę didelę turi miegas. Ir kadangi aš esu turėjus insomnijos, miego sutrikimus, ir tai yra baisiausias dalykas pasaulyje, kai tu neišsimiegi, kai tu negali užmigti, kai tu pabudinėjai naktį, ta prasme, ir dėl to man šitas dalykas yra aukščiau visko, netgi aukščiau už fizinės veiklos ir mitybos. Nors šiaip visi šitie šulai, jie nėra skirstomi, kuris svarbiausias, kuris mažiau svarbus. Jie visi yra tikrai vienodai svarbus. Taip, tai kalbant apie miegą, labai svarbus organizmo atsinaujinimo, atsijauninimo procesas, ar ne, kurio metu išsivalo visi organizmo per dieną pridirbti, medžiagų apykaitos produktai, toksinai ir taip toliau, pailsi mūsų smegenis, integruojasi atmintis, mokymasis ir taip toliau. Ir reikia miegoti 7-8 valandas, šiaip labai individualiai, bet ne mažiau 6 ar 6,5, dabar nepasakysiu pagal mokslinius tyrimus, nes tada drastiškai krenta jau žmogaus sveikata ir kognityvinės funkcijos ir visi kiti procesai. Labai antrinu šitoj vietoj ir labai atjaučiu, aš irgi esu turėjus didelę nemigą. Jau daug metų mano situacija yra, tai pavadinkim, suvaldyta, aišku, dabar turint mažą vaiką visko būna, bet iš esmės yra pakankamai neblogai, bet buvo toks laikotarpis, kai buvo taip blogai, kad, tą supranta turbūt tik tie, kurie nemiega. Mano būdavo dažniausiai, kad aš negalėdavau užmigti 2 paras, tai būdavo mano klasika, daugiausia su neužmigus 3 paras, galbūt ten 5 minutės ar kiek ir buvau nusnaudus, čia jau buvo daug metų atgal, bet tai buvo labai blogai, tai yra ir vėmimai iš to nuovargio ir paeit negalėjimai, būdavo labai didelė bėda, negali ir dirbti, negali ir mokytis, tikrai. Ir iš tikrųjų, kas man padėjo ir kas mane išgelbėjo, čia buvo labai daug metų atgal, man buvo gal koks 18 ar 19 metų tuo metu, aš buvau gal pirmakursė, bakalauro dar, tai mane išgelbėjo mano šeimos gydytoja, kuri man pasakė režimas. Tuo pačiu metu keltis, tuo pačiu metu eiti miegoti, biologinis laikrodis, sako, padarys savo. Ir aš iš tikrųjų pradėjau tą taikyti ir dalykas, kuris mane išgelbėjo nuo nemigos, tai yra režimas. Aš aišku stengdavausi miegoti ten tą 8-7 valandas, bet labai sąžiningai laikiausi, kad eiti tuo metu miegoti ir keltis tuo metu, ten buvau susitarusi su savimi ir man tas iš tikrųjų labai padėjo. Ir paskui jau po daug metų, kai baigiau psichologiją, pradėjau mokytis psichoterapiją, mes pradėjom kalbėti studijų ten procese mokytis apie ket nemigai ir ten supratau, kiek yra iš tikrųjų svarbu režimas, kad einu miegoti vienu metu, keliuosi ten kada reikia, lovoje irgi tenais, tarkim, tik tai miegu, be pašalinių veiklų ir taip toliau. Ką jūs galvojate apie režimą? Ar reikia žmogui to, ar jeigu neturiu problemos, tai realiai iš esmės galiu bet kada eiti miegoti, 2 ryto, 3 ryto, keltis 8, kitą dieną jau vėl kitaip. Ar visgi reikėtų laikyti kažkokį logišką režimą? Taip, tai teoriškai, jeigu viską daryti tobulai, tai žinoma, kad labai, labai praverčia režimas. Apskritai gyvenime tvarka, ar ne, kaip ir visur, jinai yra naudinga. Tačiau viskas labai priklauso nuo chronotipo. Aš pati visai iš tikrųjų neseniai išsiaiškinau, kad yra 4 chronotipai. Tai reiškia, kad tikrai kiekvienas žmogus skirtingai jaučia ir tą poreikį eiti miegoti ir keltis ten tam tikrų metų. Ir yra tam tikri chronotipai, kurie
natūraliai daug vėliau gali eiti miegoti ir vėliau keltis, ir jie, pavyzdžiui, būna darbingiausi vakare būtent, tai, pavyzdžiui, mano antra pusė yra toks chronotipas, kur darbingiausias laikas nuo 8 vakaro iki 12 ir jisai puikiai jaučiasi, visą gyvenimą tą daro ir tada jisai eina miegoti 12:30 ir keliasi, sakykime, 8-9. Tuo tarpu aš priklausau visai kitam chronotipui, kuriuo turi daugiausia energijos iš ryto, iki pietų jau ten slopsta, po pietų jau daug mažiau tos energijos ir tada jau labai reikia eiti laiku miegoti, nes yra polinkis vėlgi, ta prasme, užsisėdėti vakare, kažką ten veikiant nenaudingo galbūt, ir tada labai kenčia visas režimas, nes vis tiek aš keliuosi visą laiką tuo pačiu metu. Mano toks yra chronotipas, kuris labai jautriai reaguoja su cirkadiniais ritmais, su, reiškia, saulės patekėjimu ir saulės nusileidimu. Ir jeigu aš tiesiog sąmoningai nenueinu 10 ten ar pusę 11 miegoti, tai aš vis tiek atsikelsiu ten tą 6 ryto ir tokiu atveju aš tiesiog gausiu daug mažiau miego, nepakankamai gilaus miego, nepakankamai REM stadijos miego ir daug prašiau jausius. Tai mano chronotipui režimas yra labai būtinas. Mano chronotipas priklauso apie 50-60% pasaulio gyventojų. Tai aš manau, kad labai daugam yra panaši situacija ir artima tai, ką aš dabar kalbu. Bet sakau, yra kitas pavyzdys, kurio chronotipas retesnis, ten gal 10% tik pasaulio gyventojų tokį turi. Ir jisai puikiai neturi režimo, tiksliau turi tokį iš pajautimo jam, kada tenais norisi, tada jisai ir ateina ir tada jisai keliasi ir jisai jokių problemų gyvenime neturi. Tai taip, aš kai girdėjau apie chronotipus, tai atsimenu, pasakojo, kad dauguma žmonių iš tikrųjų gali prisiderinti ir savo chronotipą tą, pavadinkim, priderinti. Tuo metu mes, atsimenu, kalbėjom apie vyturius ir pelėdas ir sakė, kad didžioji dauguma žmonių gali prisitaikyti prie to tokio, keltis ten koją 7 ryte ir eit miegoti 11, nes tokia rutina, taip į darbus ir panašiai. Ir tik tais mažytė dalis žmonių iš tikrųjų negali prisiderinti, nes jiems biologiškai organizmas to tiesiog negali. Aš nežinau, kiek tame yra tiesos, man atrodo, kad tai irgi yra moksliškai sunku įrodyti ir sunkios tos studijos, bet jūs save priskiriat tai, vyturiui, taip išeina. Čia truputį kita klasifikacija, ten yra meškos, liūtai, delfinai ir dar kažkoks gyvūnas, dabar jau nebeprisimenu. Tai visiškai kitaip iš tikrųjų. Aha. Taip, pagal gyvūnus, kaip jie, tai tikrai ir... Sakykit, kaip jūs galvojat, ar tą miegą reikia sekti? Nežinau, stebėti, fiksuoti, tai reikalinga, tie prietaisai ten sąmonės rodo? Sąmonės rodo sąmonės. Tai vėlgi, jeigu neturite problemų su miegu, išsimiegojimu, jaučiatės gerai, pailsėję, nekyla, ta prasme, jums dienos eigoje nekyla klausimas dėl jūsų miego, gal nelabai gerai išsimiegojau, gal šiandien man galvas skauda, ar ten smegenų rūkas, nes blogai išsimiegojau. Tai tada tikriausiai viskas yra gerai ir sekti tikrai nereikia. Jeigu vis tik tai žmogus yra jautresnis miegotojas, tai vėlgi, aš esu jautresnė miegotoja, aš dabar jau nekalbu apie ten chronotipą ir tiesiog aš lengvai pabundu, sunku užmigti man, kai pabundu. Tiesiog yra toksai jautresnė nervų sistema, kuri viską reaguoja. Garsą, šviesą, man reikia, žodžiu, pas mane visur yra blackoutai tie vadinami, kad visiškai tamsuoju miegočiau, aš neretai su kištukais ausų miegu. Žodžiu, tikrai esu pasidarius tokią rutiną, kur jau labai save saugau šitoje vietoje, nes tiesiog žinau, kad jeigu neišsimiegu, būnu nervinga, nedarbinga ir viskas aplinkui tada kenčia. Tai man, pavyzdžiui, miego sekimas, aš seku su Aura Ringu, jau turiu turbūt 5 metų duomenis savo, man labai padėjo susigaudyti ir suprasti iš viso, kas vyksta. Pavyzdžiui, aš anksčiau, kai nežinojau apie tos chronotipus ir galbūt nelabai klausiau savo kūno, aš eidavau miegoti ten apie 12 valandą, ir keldavausi kokią, 7. Ir prasme, aš tikrai gyvenime daug prašiau jutausi tada negu dabar. Ir ką aš iš visos tos sekimo informacijos matau, kad pas mane būdavo visą laiką nepakankamai gilaus miego, nes gilus miegas, deep sleep, ta fazė vadinamoji, jinai nutinka pagrindė per pirmą nakties trečdalį. Tai reiškia, kuo arčiau vidurnakčio. Ir jeigu aš einu miegoti vidurnaktį, aš automatiškai
nebeleidžiu savo kūnui patekti į tą gilaus miego fazę, nes taip tiesiog veikia su cirkadiniais ritmais, su savo O šviesos jeigu tamsos. mano chronotipas toks kaip jūsų, antros pusės, tai irgi? Ne, tas chronotipas turi kitus biologinius rodiklius, jisai geriau miega ir nakties visos eigoje ir susirenka pakankamą kiekį to gilaus miego. Bet būtent aš jo nesusirinkdavau ir pas mane jo tikrai buvo gerokai mažiau. Mažiausiai, per naktį žmogus suaugęs turi bent valandą surinkti to miego, o aš po 30 minučių surinkdavau. Ir aš tikrai jausdavau visą laiką nepailsėjus, neatsigavus, man, pavyzdžiui, po fizinės treniruotės labai ilgai skaudėdavo raumenis ten keletą dienų. Atsistatymas daug prasčiau vykdavo ir aš tiesiog pradėjau eksperimentuoti ir išmokiau save eiti anksčiau miegoti. Ir dabar aš einu miegoti jau keletą metų 10 vakaro ir aš gaunu daug daugiau to gilaus miego ir aš tikrai daug geriau jaučiuosi, greičiau atsistatau, geriau užsimiegu ir, sprendė daug ir kitų problemų. O jau čia kaip įdomu, jau atrodo, kad tas laikas galėtų būti begalinis, nes šiek tiek irgi norėčiau dar ir klausti, mes to eisim į ryšius ir į santykius, tai man iš tų ryšių norisi paklausti, irgi nemažai yra klientų iš tikrųjų, kurie dalinasi tokiais klausimais būtent dėl miego ir kai su partneriais nesutinka laikas ir būna ten antros pusės galbūt dirba naktinės pamainas, dar ten kažką ar ne, ir atrodo, taip norėčiau eiti miegoti 10-11, taip gerai jaučiausi, bet ne, sėdžiu ten iki 2-3 ryto, kad galėčiau tuos ryšius tada turėti kažkokius ar ne. Tai va taip įdomu, kaip jūs tą suderinat, kaip jums irgi taip gavosi, kad antra pusė visai kitą ritmą turi, o jūs, aš einu miegoti savo laiku, kada man to reikia, ar ne, ar tai nekenkia ryšiam, ar tai gal kaip tik padeda išlaikyti ryšius. Nes atsikeliat pailsėjus išsimiegojus ir geros nuotaikos. Taip, tai turbūt yra susitarimo ir komunikacijos dalykas, kaip ir viskas poroje, ar ne? Gyvenant su žmogum, manau, kad pakankamai daug laiko ir galimybių mes turime dienos metu pabūt kartu ir tuos ryšius papuoselėt. Mes sportuojam kartu, mes valgom kartu ir mes abu dirbam iš namų, tai mes tikrai konkrečiai mano atveju mes prisibūnam kartu per akis, tai kartais netgi labai gerai tas vakarinis ir rytinis atsiskirimas. Aš ryte turiu laiko savo, jisai vakare turi laiko savo. Taip, bet vėlgi mes taip susidėliojom pagal savo gyvenimo tvarką. Turbūt kiekvienas atvejis individualus ir jeigu yra situacija, kad yra ar naktinės pamainos darbas ir taip toliau, taip tos situacijos sudėtingesnės, bet vis tiek kažkokių sprendimų turi būti ir tiesiog viskas priklauso nuo abiejų žmonių noro ir kalbėjimuose. Jo, bet labai fainai pamatyti tokius realius pavyzdžius, kad poros taip daro ir porom taip veikia ir taip įmanoma ir taip galima, ar ne, ir ryšį santykių puoselėti, bet ir rūpinti savo kažką fizinę gerovę, savo miego ir savo poreikiais kitais. Tai ryšiai. Ką apie ryšius? Aš matau, kad tikrai mūsų tas laikas lekia, tai aš jau jūsų ilgai nebelaikysiu. Dar klausimas apie ryšius ir dar turėsiu 2 kitus klausimus ir jau jūs paleisiu. Bet trumpus klausimus, neišsigąskit. Tai ką ryšiai? Aš kaip specialistė, aišku, turiu čia irgi savo nuomonę, bet ką jūs galvojat? Tai prie ryšiai mes čia sakome tą žodį, tai turime omeny emocinis ryšys su kitais žmonėmis, buvimas bendruomeniai, jautimasis, kad tu esi reikalingas, kad tu priklausai kažkokiai grupiai, kažkokiai bendruomeniai, kad tu esi narys. Tai šitie visi yra fundamentalūs dalykai žmogaus saugumui ir, savirefleksijai turbūt, todėl kad per kitus žmonės mes save suprantame, kas yra moralės normos, kas yra dorovės normos, kas yra, ar mes gerai kažką darom, ar blogai, tai būtent per kitus žmonės ir per kontaktą su jais, ar ne. Tai šitas dalykas yra labai, labai svarbus ir mes gerai save suprantam tada, kai kaip ir kitas žmogus gali mums paaiškinti ir tada mes suprantam, ką mes jaučiam, nes mes esame vieni kitų reflektuotojai, ar ne. Ir dabar didelė labai pandemija vyksta pasaulyje būtent vienišumo, todėl kad žmonės daug mažiau laiko skiria santykiams, šeimoms, bendruomenėms, ar ne, anksčiau tai buvo didelis baby boomerių ir kitų kartų, didelė vertybė, šeima, bendruomeniškumas, socializmas, o dabar labai visi nuėjome į individualizmą
į savirealizaciją, saviraišką, bet tas labai priveda prie didelio vienišumo ir atskirties. Socialiniai tinklai taip pat padarė nemažą vilko dalį čionais įdėjo, kad mes tiesiog per ekranus stebime tą pasaulį ir galime ten dienų dienomis neišeiti iš namų, bet atseit turėti įsivaizduojama kažkokį kontaktą ir ryšį su pasauliu, kuris iš tikrųjų yra visiškai feikas ir netikras ir nesuteikia mums tokio pasitenkinimo ar malonumo ir savivokos kaip tikras giluminis ryšys. Galų gale artimi santykiai, ar tai yra su šeimos nariais, ar su antra pusė, ar netgi su gyvūnu, ta prasme, globot gyvūną, tai yra meilė, tai yra oksitocinas, rūpesčio hormonas įsiskiria, tai yra endorfinai, visi šitie dalykai padeda mums jaustis ramiai, nejausti nerimo, jausti prasmę gyvenime, jaustis reikalingiems. Ir tai yra labai labai svarbus dalykas irgi ilgamžiškumo temoje, todėl kad kai mes šitų dalykų neturim, mūsų emocinė sveikata labai gali susvyruoti. Kyla didelis vidinis stresas, vidinė įtampa ir tai labai, labai, labai kenkia mūsų sveikatai. Jo, labai pritariu. Ir aš kaip specialistė apskritai galvoju, kad ryšiai yra pagrindinis žmogaus poreikis, nekalbant apie biologinius poreikius, bet pagrindinis žmogaus poreikis tai yra saugus ryšys, saugus prieraišumas. Ir mes labai daug ką darom tam, kad jį turėt. Ir šiandien, kaip kalbėjau apie hiperkontrolę, tai labai didelė dalis žmonių yra perfekcionistai, kurie ir tą visą, pavadinkim, sveiką gyvenimo būdą yra pavertę perfekcionizmu. Ir daro viską tobulai, ar ne? Tobulai sportuoju, tobulai valgau, tobulai skaičiuoju makros, tobulai numiegoti, rutinos režimai, disciplina, viską darau perfekcionistiškai tobulai. Kokia to kaina? Dažniausiai ryšiai. Taip, nes tarsi nepastebimai jie visą laiką gali nueiti labai greitai į apačią prioritetų, o reikia sąmoningai suvokti, kad tai yra labai svarbu ir kitas syk reikia priimti sprendimus susijusius su santykiais, kurie net nėra mums malonus ir patogus. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, man labai patinka dirbti, aš turiu ir skaityti knygas, leisti laiką gamtoje ir sportuoti. Ir aš tą viską mėgstu dažniausiai daryti arba viena, arba su savo antra pusė, bet ir aš prieš kurį laiką supratau, kad aš visiškai nebeskiriu laiko savo draugams ir draugiams tiesiog, nes man kažkaip toks, etapas, kad man norisi gal užsidaryti. Ir aš suprantu, kad tai yra nesveika ir santykiam patiem, ir man nesveika, ir aš tiesiog sąmoningai vėl grąžinau į kalendorių savo užsiėmimo, į savo planus daugelį žmonių ir pakviečiau juos arbatos ir ta prasme, čia ne tai, kad nenori, bet tu turi sąmoningai suprasti, kad kažko nebedarai, kas gali būti tau naudinga ir tada priemi sprendimą tą padaryti. O ne tai, kad užsimirštai, čia kada nors susitiksim, žodžiu, kai bus laiko, o laiko niekada nebus. Jo, labai ačiū už irgi asmeninį pavyzdį, labai gražu girdėti. Man kilo tokia mintis, kad galėtų būti gera apskritai, jau ne šiandien ar ne, bet ateityje panagrinėti kam nors tema būtent vienišumas ilgaamžiškumui. Būtent apie vienišumą, kiek tai įtakos daro. Aišku, mes ten esam girdėję turbūt visi tų istorijų, kad vedę vyrai ilgiau gyvena ir panašiai, nes turi kažkas, kas juos pasirūpintų. Bet aš kalbu ne apie tą pasirūpinimą tiesioginį, bet kalbu apie tą tokį, tą vidinę būseną tiesiog, apie tą vidinį pažeidžiamumo, vienatvės, liūdesio jausmą ir kokią įtaką tai daro, ar ne? Tai, žinok, tyrimai daryti, dideli labai tyrimai ir vos ne rūkimui prilygsta vienišumas. Ta prasme, kad tokią didelę įtaką gali daryti žmogaus sveikatai ir ilgamžiškumui vienišumas, kaip, kad, sakykime, žmogus ten visą gyvenimą rūkytų. Todėl, kad tikrai tas prasmės jutimas, priklausyti kažkam, kad tavimi rūpinasi, kad tu rūpinasi, tai yra labai labai svarbus emociniai jausmai, kurie užtikrina mūsų tą saugumą, kaip ir pati paminėjo, tą prieraišų saugumą, ar ne? Ir taip, vienišumas yra labai liūdnas dalykas ir ypač vyresni žmonės, seni žmonės labai, labai nuo to kenčia.
Jo, gerai, viskas, Rūta, kaip ir sakiau, paskutiniai klausimai labai trumpai. Tai kas dar man įdomu, tai genetika. Pavyzdžiui, jeigu mano ten baba gyveno labai ilgai, 100-metė moteris, tai ar aš automatiškai būsiu 100-metė moteris, kur yra ta genetika ir kur yra mano realus įdirbis. Ir tada paskutinis klausimas, gal jūs ir sukombinuosit, tai jeigu galėtumėt mūsų klausytojams patart vieną konkretų dalyką, nuo ko pradėti, ko imtis, kas tai galėtų būti. Gerai, tai apie genetiką. Aha. Taip, klausau. Jo, galima neišsiplės, bet įdomus kaip tik lūžis nutiko 2026 tai yra metais. Žodžiu, iki tol buvo manoma, daug ten tų prielaidų dėl to, kiek genetika gali įtakoti žmogaus ilgaamžiškumą, buvo manoma, kad vis tik tais mažą dalį sudaro, santykinai mažą, apie 25-30%, ar ne? Reiškia, yra užprogramuota mumise, kiek mes gyvensime. Visa kita, 70% yra grinai gyvenimo būdo veiksniai, žodžiu, ir kiti dalykai, kad reiškia, mes patys koreguojam. Vis tik šiais metais išėjo tyrimas, kuris sufleruoja, siūlo tokią naują hipotezę įsivesti, kad vis tik tais 50% genetika nulėmė. Tai didesnė dalį. Ir aš kažkaip intuityviai ir iš tų mėlynųjų zonų tyrimų irgi tą, matau, kad, ta prasme, jeigu yra giminiai 100-mečių, tai yra didelis šansas, kad ir palikuonis daug ilgiau gyvens. Tai į genetiką tikrai nereikia nusispjauti, bet nereikia ir galvoti, kad jinai yra viską čia nuleminti. Čia labai gražus palyginimas buvo, kad tu gauni genetiką, tai yra kortų kaladė, kurią tu gauni, o kaip tu su ją sužaisi, tai yra grinai visas likęs gyvenimas tavo pasirinkimų. Ir kitas momentas, kad tikslas turbūt nėra būti vien tik 100-mečių. Tikslas, apie ką ir kalbėjom, likti šviesaus proto, stiprios energijos ir geros nuotaikos, ar ne? Taip, nes tikrai, patikėkit, nesidžiaugia tie, kurie turi gerą genetiką, bet neturėjo gerų gyvenimo sąlygų arba darė blogus sprendimus, rūkė visą laiką, turėjo viršsvorį ir taip toliau, ir jiems tik tais ta kančia ilgai nekokybiškai gyvenant prasitęstų tokiu atveju. Ir kokį pagrindinį dalyką, vieną dalyką galėtumėt parekomenduoti, nuo dabar imti ir daryti tam, kad, sulaukti to ir galbūt ir 100 metų, bet svarbiausia, kad, šviesaus proto būtume ir tos geros sveikatos tikrai. Tai dabar, kas šauna pirmas į galvą ir ką pati stengiuosi daryti, tai tiesiog išeiti pasivaikščioti. Laisvu metu, o gal kaip tik nelaisvu nuo darbų metu, būtent tada, kada daugiausiai darbų, tiesiog nieko negalvojant, stotis, autis batus ir išeiti 10, 20, 30 minučių į gamtą pasivaikščioti. Be jokių telefonų, be ausinių, be kažko, ta prasme, be technologijų, ta prasme, jūs neįsivaizduojat, kaip pakeičia gamtos ritmas žmogaus emocinę ir sveikatą, kaip susibalansuojam, įsižeminam, gaunam gryno oro, pajudam, fiziškai suaktyvėja mūsų kraujotaka, suaktyvėja organų veikla, smegenų veikla, žodžiu. Trumpas pasivaikščiojimas gali turėti labai labai didelį įtaką sveikatai, ilgaamžiškumui, apmąstymam, gimsta genialiausios mintis, vaikštant be jokių telefonų, be nieko. Tai dabar prasideda vasara, manau, kad puikus laikas būtent tokį įprotį ir pradėtų ugdytis. Tai ačiū labai, Rūta, man iš karto vėl tokia sukilo baime, kad, be ausinių į gatvę eiti, be ausinių, ten be telefono, kaip taip galima vaikščioti, bet galima ir rekomenduojama, ar ne, tai čia vėl tikrai gali pa žmogui sujungti įvairūs vengiantis mechanizmai, būti su savo mintim dabar, ar ne, būti su savo jausmais. Vietoj to, kad galbūt įsijungti ausinuką ir kažkur nukreipti mintis, bet jo labai labai palaikau ir labai antrinu dėl pasivaikščiojimo ir tikrai labai ačiū Jums už pokalbį, atsisveikinam su mūsų klausytojais, ačiū, kas klausėt, kas dalyvavot ir gražaus likusio vakaro, viso geriausio. Ačiū labai visiems.